Čia moteris parašė, kuri blogai jaučiasi. Taigi, tai ką aš ir pasakiau, sukilo nerimas, liūdesys ir baimė. Taip, sukilo. Jisai netėjo iš čia, jis netėjo, aš jų net nešiau, kvėpavimas jo jums net nešė. Jūs tą visuomet nešiojat savyje. Visuomet nešiojat ir tai, ką nešiojam, mus įtakoja, apie ką aš pasakoju. Ir dabar atidarė tą buteliuką, kad jį išplauti, tik tiek. Stebėkit tai, jauskit, įsivaizduojat, suvokit, jūs tą nešiojat. Visą tą nešiojat. Dabar jisai atidarytas, va, garuoja. Tai leiskit jam garuoti. Įkvėpkit vėl. Nesitapatinkit su tuo, aš blogai jaučiuosi, nes kažkas iš kažkur atėjo, kažkas man pripūtė. Tai iš jūsų pakilo, ką visada nešiojat, atidarė. Atidarė duris, kaip vėdina, patalynė vėdina, kilimus purto. Taip atrodo visai nieko, o kaip paėmė ir ne, kas ten darosi po kilimu. Taip ir dabar. Bus sekanti sesija, darysit sekantį žingsnį ir jisai ir dar praeis ir plaunasi ir po to ateina švarus vanduo ir švara. Viskas gerai, net jeigu jūs neturėtumėt po pietų sesijos, tai kyla nieko, svarbiausia nepadaryti tokios išvados galutinės. Blogai jaučiuosi, čia kažkas yra negerai, jūs tada uždedat brūkšnį, spaudžiat procesą vidinį, spaudžiat tiesiog energijų lygį. Kai nieko taip nekreipi dėmesio, jisai kažkas darosi, jisai bėga ir nubėga tas vanduo. Ir gal po valandos, 2 ar rytoj, ar dar greičiau viskas tiesiog pasikeis ir pamatysi tas spindinčias, tą švarę vietą, kas nusiplovė. Tik kad kai tai suvoki, kai tai paklausi, tai tuomet ir jau dabar atsirado kantrybė tai priimti, atsirado kantrybė tai išleisti, ar ne? Dabar, kai tai išgirdot, jau reikia sakyti.